Turint norą, kiekvieną asmenį galima apkaltinti tuo, jog jisai turi kažkokių fantazijų, prieštarauja esančiai tikrovė ir taip toliau ir panašiai. Ta ekspertizė pagrįsta ganėtinai iš piršto laužtais teiginiais ir kas galų gale keisčiausia ar nekeiščiausia, žinant to meto tradicijas, sovietiniai vadovai, partijos vadovai apie Kalantos psichinę lygą pradėjo kalbėti anksčiau, negu baigė darbą tą komisiją. Tai yra jau 18 dieną buvo skelbiama ir žmonių, darbininkų kolektyvuose, ir mokyklose, ir partinėse organizacijose, jog Romas Kalanta yra psichinis ligonis. Tuo tarpu komisija savo darbą baigė tik 19 dieną ir tik tada pasirašė ekspertizės aktą. Todėl teikti, priimti kaip tikrą pinigą tą komisijos nutarimą nereikėtų ir teikti, jog Romas Kalanta buvo neveiksnus, nesuvokė savo veiksmų, tikrai negalima ir nepagrįsta. Nežiūrint to, kad ilgus dešimtmečius oficiali propaganda ir netgi neoficiali gandų lygių buvo stengiamasi įkišti šitą nuomonę plačiai visuomeniai, o stengiamasi su konkrečiais politiniais tikslais, apie kuriuos galima ilgai diskutuoti, bet tai buvo pragmatinis, juodos, ciniškos politikos žingsnis. Romas Kalanta nešiojo ilgus plaukus. Ar jisai priklausė tam hipių judėjimui, tai subkultūrai? Taip, be jokio abejo, ir plaukai buvo viena iš išraiškos priemonių, bendrai išvaizda, rengimasis, galų gale. Tai, ką klauso, su kuo bendrauja, tai leidžia teikti, kad Romas Kalanta buvo hipis, priklausė hipių judėjimui. Tiesa, be abejo, tai neformalus, neoficialus judėjimas. Negalima kalbėti, kad kažkokius ženklus ar dokumentus ar dar ką nors, kuriais remiantis galima pasakyti, tas žmogus buvo tikras hipis, tas nebuvo hipis. Man regis, hipių judėjimas ar hipių dvasia daugiau buvo dvasinė kategorija negu išvaizdos, plaukų ar kelnių ar muzikos klausimasi. Jeigu žmogus priimdavo hipių vertybės, tai yra pacifizmą, atsiribojimą nuo establishmento, nuo karjeros darimo, gyvenimą tegul ir savo, tegul ir nedideliam pasauliu, tuomet jis be abejo buvo hipis, o plaukų ilgumas ar trumpumas čia didelės reikšmės neturėjo. Jeigu dabar pažvelgsime į to laikotarpio kultūrinį kontekstą, apskritai europiniu mastu, apie jaunimo judėjimus kilusius to laikotarpiu tose valstybėse ir turbūt vis tiek turėjusios įtaką Lietuvos jaunimo maišto susiformavimui. Čia sudėtingas gana klausimas dėl to, kad tiesmukai sakyti, vesti tiesioginės paralelės tarp to, kas vyko vakaruose ir Lietuvoje, labai sunku ir negalima. Taip, tam tikra koreliacija egzistavo vakarų Europoje. Kas darėsi? Lietuvoje buvo žinoma, buvo klausomas užsienio radijo, klausomas visų pirma ne tiek su politiniais kažkokiais siekiais, o tai buvo ko ne vienintelis būdas išgirsti geros to meto muzikos, necenzuruojamos, madingos. Greta to vienos ar kitos žinios ateidavo ir apie jaunimo judėjimus. Na, dar reikėtų paminėti, kad sovietinė propaganda ne visus, bet kai kuriuos jaunimo judėjimus vakaruose piešia gana teigiamam spalvom, taip kad buvo žinių apie protesto akcijas prieš karą Vietname, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek ir pačiam Vietname, vienuolių susideginimai. Žodžiu, galima kalbėti apie tam tikrą 68-72 metų kartą, kurį ir šiapus geležinės uždangos, ir anapus buvo gana panaši savo vertybėmis, savo elgsenomis, netgi tam tikrą prasme savo kultūra. Žinoma, kad Romas Kalanta savižudybė ruošėsi iš anksto,
Ir mažiausiai pusę metų yra tokia nuomonė, ten iš laiškų, iš merginai ir yra tokia nuomonė. Sunku pasakyti, matote, pasirengimas numirti dėl savo įsitikinimo yra viena, o konkretus pasirengimas savižudybei yra kita. Tai, kad Kalanta nematė ypatingos prasmės gyventi tokiom sąlygom, kokiom jis gyveno, tai be abejo, ir tai išriškėjo gal ir net anksčiau negu prieš pusmetį. O kalbant konkrečiai apie susideginimą gegužės 14 dieną, matyt, vis tik galutinis sprendimas buvo priimtas šiek tiek vėliau. Kaip tai padaryti, kur ir kada. Bet vėlgi, čia jau prasideda sritis daugiau ne fakto, o hipotezių. Pačio Kalantos dėja nepasiklausime. Jo aplinkos žmonėm vėlgi klausti jų ir sudėtinga. Galų gale tokius dalykus paprastai žmonės net su artimiausiais žmonėmis neaptaria. Tai yra pernelyg didelis psichologinis stresas ir tai natūralu. Turime skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Mano vardas Erikas ir aš norėjau užduoti klausimą dabar. Dabar klausiau jūsų ir jūs taip pasakėt, čia hipiai, viską. Kiek aš girdėjau, Kalantos šeimoje nebuvo labai, kaip sakoma, lietuviškas tos tradicijos puoselėjimas. Ir ar tai nebuvo daugiau dėmesys atkreipti jaunimą į tos hipius, visus viską? Aš supratot klausimą. Jeigu teisingai supratau, buvo klausima, kiek, koks santykis, ko gero, tarp Kalantos tautiškumo ar nacionalizmo ir hipiavimas, europietiškas, tai tiksliau toks siek užsienio kultūros. Be abejo, tiek tik tai, kad reikėtų pabrėžti, jog Lietuvoje buvimas hipių taip pat turėjo ir tam tikrą politinį ir tautinį atspalvį. Na, niekam čia nepaslaptis, sovietinė okupacija vis tik buvo grįsta rusiškąja kultūra, Lietuvai ganėtinai svetima. Ir hipiai kaip opozicionieriai bet kokiai valdžiai ir bet kur automatiškai tiesiog tapo ir tos sistemos opozicionieriais. Arba jeigu pateikti, na gal ir tokį netinkamą pavyzdį, jeigu valdžia pradeda persekioti filatelistus, tai kiekvienas žmogus, renkantis pašto ženklus, automatiškai nusiteikia tos valdžios atžvilgiu neigiamai.